Jonas, esu būsimas 12-okas, lankau Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnaziją ir priklausau Jurbarko neformaliai grupiai Jurbarkas Vilk. Pastebėjom, jog būtent AM ir A1 kategorijoms nebūna jokių renginių šalia Jurbarko ar pačiam Jurbarke, tai kažkaip apsiėmėm būtent šią veiklą ir sėkmingai atidarėm pirmą Jurbarke sezono atidarymą. Dažnai girdžiu nuomonę, kad motociklai turėtų būti kuo tylesni dėl pačios aplinkos ramybės, tačiau svarbu suprasti, kad motociklų pasaulyje egzistuoja labai įvairūs skoniai ir poreikiai. Pats renginys išties praėjo labai sklandžiai, kai pirmą kartą organizatoriams kilo labai didžiulis stresas, bet mes tai įveikėm. Iš dalyvių pusės iš tiesų visi buvo labai pagarbus tiek mums, tiek pačiam renginiui.